Labdaros ir paramos fondą Rugutė 2004 metais įsteigė Edita ir Dainoras Abrukauskai, netekę onkologinę ligą sirgusios 3 metų dukrelės Rugilės. Susidūrimas su onkologinė dukters liga, tuomet esama sveikatos apsaugos sistemos padėtis ir informacijos trūkumas paskatino pasidalyti sukauptą sudėtingo gydymo patirtimi ir padėti šeimoms paliestoms vaiko onkologinės ligos. Fondo kasdienė misija – žingsnis po žingsnio eiti nuoseklios, kryptingos ir įvairiapusiškos pagalbos onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams keliu. Kiekvieno vaiko gydymo kelias yra unikalus, tad kasdien siekiame į savo rankas perimti dalį vaikų šeimas užgriuvusių rūpesčių ir praplėsti galimybės juos gydantiems medikams. 2017 m. Liepos 5 d. Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu apdovanojo Labdaros ir paramos fondo Rugutė steigėją Editą. Vaikų onkohematologijos skyriaus vedėjos docentės daktarės Godos Vaitkevičienės žodžiai patvirtina fondo vykdomos veiklos tikslingumą. Rugutės fondas yra dažnai pirmas, į kurį kreipiamės ir visada gauname labai greitą ir visapusišką finansinę, psichologinę pagalbą gydant vaikus, taip pat iškylant poreikiu įsigyti retų brangių vaistinių preparatų, kurių Lietuvoje nėra arba jų kaštai nėra dengiami privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Pasaulinė medicina kiekvieną dieną žengia į priekį, nuolat tobulinami medikamentai bei kitos medicininės priemonės, dėl kurių ligos išgydomos vis greičiau. Patys praėję Rugilės gydymo kelią suprantame, kad gydymo metu kilę medikamentų, tyrimo atlikimo ar slaugos priemonių trikdžiai gali lemti mažiau sėkmingą gydymo baigtį. Viena dažniausių chemoterapinio gydymo pasekmių yra burnos gleivinės išopėjimas, dėl kurio blogėja tiek fizinė, tiek emocinė mažojo paciento būklė. Vaikas kenčia stiprius skausmus. Kafosol, mukosamin, Gum Aftaclear – vienos iš efektyviausių priemonių, kurios greitai pašalina burnos gleivinės pažeidimus. Onkohematologinių ligų gydymo metu nuolat naudojami medicininiai pleistrai. Jais pritvirtinama į centrinės venos kateterį įvesta adata ar priklijuojami tvarsčiai po operacijų. Pleistrus reikia dažnai keisti, o jų nuėmimo metu mažieji pacientai patiria nemažą skausmą, kuris ilgainiui sukelia baimę eiti į procedūrų kabinetą. Stengiamės, kad šios priemonės nepritrūktų nei Vilniaus, nei Kauno vaikų onkohematologijos centruose. Po ilgų ieškojimų įsivežėme į Lietuvą odos apsaugos priemonę Radiaderm R1R2, skirtą naudoti radioterapijos metu ir galinčią apsaugoti vaikų odelę. Džiaugiamės, kad naujoji priemonė pateisino mūsų ir gydytojų lūkesčius. Jau daugiau nei 10 metų Rugutei itin svarbu, kad kiekvienam onkologinę ligą sergančiam vaikui būtų implantuotas ilgalaikis centrinės venos kateteris, kuris labai pagerina vaiko psichologinę savijautą gydymo metu ir leidžia išvengti skausmo bei daugkartinių periferinio kateterio įvedimo į veną procedūrų. Eidami gydymo keliu vaikai patiria daugybę įvairiausių išbandymų, todėl labai svarbu suteikti jiems kuo daugiau smagių akimirkų, kad džiaugsmingos emocijos nustumtų į šalį skausmingą patirtį. Jau 16 metų turime Rugutės namus, kuriuose suteikiame nemokamą apgyvendinimą sergantiems vaikams ir jų šeimos nariams. Mums svarbu, kad vaikai turėtų galimybę pabūti jaukioje namų aplinkoje, pailsėti nuo sudėtingo gydymo ir buvimo ligoninėje. Glaudžiai bendraudami su gydymo įstaigomis, gydančiomis onkologinėmis ligomis sergančius vaikus, padedame įsigyti ne tik būtinų medicininių, slaugos priemonių, bet ir medicininės įrangos tikslingesniam ir efektyvesniam mažojo paciento tyrimui ir gydymui. 2023 m. vasarą, norėdami paskleisti vasarišką nuotaiką po vaikų onkohematologijos centro palatas, kartą per savaitę užsakydavome ledų. Ledadieniai tapo bendrystės gija ir žinojimu, kad šiame kelyje jie yra ne vieni. Visi minutėlę atsikvėpdavo, vienas kitam nusišypsodavo ir širdis užliedavo vasarą. Visuomet gera stebėti kūrybinius užsiėmimus vaikų onkohematologijos centre. Su malonumu stengiamės nupirkti būtinų priemonių ir palaikyti žaidimų kambarių auklėtojos Živilės ir mokytojos Svetlanos idėjas, kad užsiėmimai kuo ilgiau turėtų tęstinumą. Vaikų gydymas tęsiasi ir per gražiausias metų šventes. Norėdami, kad visą gruodžio mėnesį tvyrotų džiugios nuotaikos, į skyrių atnešame įvairiausių nykštukų, kurie į palatas ir koridorių įneša spalvų, šypsenų ir žaismės. Juk nieko nėra svarbiau nei žinoti, kad šventės mus aplanko, nesvarbu, kur bebūtume. Nuo pat įsikūrimo fondas puoselėja neatlygintinos kraujo donorystės idėjas. Draugystė su Nacionaliniu kraujo centru prasidėjo pačioje fondo veiklos pradžioje,
2005 m. rugsėjo 15 d. Sunkų sveikatos sutrikimą ar rimtą traumą patyrusio žmogaus gyvybei palaikyti neretai prireikia kraujo perpylimų, o donorų kraujas tokiam žmogui pati prasmingiausia dovana. 2 kartus per metus kviečiame kraujo donorus įteikti šią dovaną sergantiems vaikams. Itin branginame bendradarbiavimą su įvairiomis organizacijomis ar privačių žmonių iniciatyvomis. Viena nepaprasta draugystės istorija prasidėjo dar 2007 metais, kai Švedijoje gyvenantis Bengt Nilsson pakvietė onkologinėmis ligomis sirgusius Lietuvos vaikus atvykti į jo organizuojamą džiaugsmo šventę. Nuo to laiko kasmet gruodžio vidury į Lietuvą atvyksta smagūs nykštukai, kurie eidami iš palatos į palatą dalina dovanas, dainuoja dainas, apkabina kiekvieną sutiktą. Susitikimai su nykštukais palieka neišdildomus įspūdžius. Prieš 7 metus nenuilstantiems Rugutės draugams, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktoriai Linai Viršilieniai, salono Jaukūs namai vadoviai Astai Kavaliauskaitei, Japonijos Lietuvos draugystės asociacijos nariui Hisayuki Sakamizu kilo idėja suvienyti Kauno ugdymo įstaigas ir pakviesti moksleivius ištiesti gerumo ranką vaikams. 2022 metais ši akcija taip išsiplėtė, kad apėmė net 42 ugdymo įstaigas. Šių ugdymo įstaigų bendruomenių susitelkimo dėka buvo paaukoti 32 197 eurai, kurie virto itin būtina pagalba sergantiems jų gydymo kelyje. Semdamiesi geros energijos, drąsos ir laisvės pojūčio iš vaikų, kartais pamirštame grąžinti visą tai, kuo jie dideliais glėbiais dalijasi su mumis. Kai likimas meta ligos iššūkį, vaikai leidžiasi į ilgą ir sudėtingą kelionę. Čia laikas mums įkvėpti jiems drąsos, padėti neprarasti energijos ir jokių būdų nepalikti vidury jūros vienų. Kelkime palankų vėją, kartu vairuokime jų laivelius krantų link ir susigrąžinkime visus į saugų uostą. Šis nedidelis veiksmas yra didelė vaikų viltis gyventi.